Labas vakaras, eteryje Dzūkijos televizijos žinios. Ačiū, kad žiūrite ir kviečiame pirmadienio naujienų. Žiniose matysite. Per naktį senolę kankinusiam plėšikui teko tenkintis 15 eurų grobiu ir dešra. Aš gražiai pasimelsiu už tave, sakau. Būk tu geras, sakau. Pasigailėk, sakau, 70 metų. Gerai, kad jis mane neprievartavo. Šiandien paminėta pasaulinė pirmosios pagalbos diena. Alytaus kūdikių namai džiaugiasi atnaujintomis patalpomis. Alytaus miesto bendruomenės centre vyko olimpiada žaidynės. Alytaus rajone gyvenanti 70-metė naktį šeštadienio į sekmadienį pergyveno tikrą košmarą. Per langą įlipęs plėšikas surišo senoliai rankas, kojas, užkimšo burną ir reikalavo pinigų. Iki 4 valandos ryto įsibrovėlis buvo pas moterį, ieškojo pinigų, tačiau teko pasitenkinti vos 15 eurų grobiu ir dešra. Senolė tvirtina, kad užpuoliką atpažino, mat šis prieš kelias dienas buvo užsukęs atsigerti vandens. Dainos Baranauskaitės reportažas. Alytaus rajono gyventoja Marijona Stagniūnienė džiaugiasi po savaitgalio likusi gyva. 70-metė moteris šeštadienį prieš pat vidurnaktį išgirdo keistus garsus. Viena mažame kaimelyje gyvenanti našlė iškart įtarė, kad įsibrovė plėšikas. Lykas susibeldė. Ir jau, kaip čia pasakyti, dzūkis, kai šlepsėjimas, žingsnių jaučiu kokius, kad žingsniau, nes aš va čia mano mėgamas, o ten, kur salionas, tai jis ten išėmės langą. Ir per tą langą jisai įlipo. Ir jis pas mane buvo, pirmiausia, prieš 3 dienas atsigerti vandens. Tąkart moteris tvirtina vyrą gerai įsidėmėjusi. Ir aš jį pažinau su raudoną maikę, kur apsevis ir čia tatuiruotė ant kairės rankos. Čia pasidėjai, dar žiūriu, kad pasidarė, sakau, aš čia taip prastai gyvenu, vaikai, vienas Kaune, kitas Švedijoje. Ir paskui, žinokit, jau tuos girdžiu žingsnius, aš pradėjau rėkti, kas čia daros, durys užrakytos pas mane. Kas čia, sakau, daros, kas čia pvok nori ir kas, sakau, ir aš jau pradėjau spiegti. Ir grėbiau greitai, kur mėgamas jungiklį. Ir kokią sekundukę aš tą jungiklį jungiausi, sako, bleidė, sako, nejung, sako tos. Ir jis greitai paėmė ir išjungė tą paspaudę. Senolė įtarė, kad ją užpuolė tame pačiame kaime gyvenantis, neseniai iš pataisos namų grįžęs jaunas vyras. Kambarį tiesą rado pagalvę ir tokią palą rado. Tai jis jau pasiruošęs tiem paimti jau, kaip čia, surišti visur, jau pančiam pasidaryti. Ir tai jis paskui paėmė tą palą ir jau tam pagalvis mane parmetė ant lovos, jau čia mėgamas šitam vagale, ir uždengė pagalvę ir jau aš pradedu rėkti, jis mane nerėk, vagausi peilį. Ir paskui jisai man žiūriu suplėšė tą ir aš už lovos bijausi, žinokit, žinau, ką jisai turi. Ir jisai suplėšė tą palukę ir man užrišo burną ir surišo kojas. Ir paskui tų pinigų. Moteris sako, kad neseniai pardavė žemės, kad galėjo pasklisti kalbos, kad turi pinigų. Tačiau senolė lyg nujausdama gautą sumą iškart atidavė sūnui, pasilikusi tik 15 eurų, kurie ir tapo plėšiko grobiu. Sakau, yra 15 eurų, imk vaikelį, nedaryk, kad tokie man, sakau, nieko, būk geras, ką aš sakau, blogo nieko, sakau, nepadariau niekam. Sakau, tai jisai paėmė tuo žiūrų 15 eurų pasiėmė ir atsidarė šaldytuvą, bet jis žibino mano jau mobilių žibino. Aš jau matau, kaip jau bleska, kaip tam bleskas, tai aš matau, kad jau visai. Ir atsidarė šaldytuvę, tai ten dešros buvo ir mėsos, tai paėmė dešrą, tai aš nepergyvenu. Plėšikas nuo vidurnakčio pas senolę praleido iki 4 valandos ryto ir pasišalino. Leisk mane, kad toli. Sako, tai paskui jisai sėdėjo ir aš jau ramiai gulėjau pagimdyta.
Nu ką kad aš gražiai prašiau, tai visi sako, gerai, tu gražiai prašiai, o aš būčiau, žinokit, piktuoju, tai gali man įspeilį arba mėlynės kokias padarė. Bet ačiū Dievui, tai jis pasėdėjo, paskui žiūriu, pasišvietė 4 valandos. Ir jisai išėjo, sako, tik niekur neik lauke, nes aš ilgai būsiu lauke ir gali būti tau blogai. Aš gražiai pasimelsiu už tave, sakau, būk tu geras, sakau, pasigailėk, sakau, 70 metų, gerai, kad jis manį neprievartavo. Apie 7 valandą ryto senolė nubėgo pas kaimynus. Iš pradžių paskambino įtariamojo tėvams ir kvietė atvažiuoti pasikalbėti, tačiau nesulaukė. Tuomet kaimynai patys paskambino policijos pareigūnams. Šie atvykę paėmė pirštų atspaudus. Pirmadienį pareigūnai senolės nurodyto įtariamojo nerado. Jis slapstosi. Daina Barnauskaitė, Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija. Alytaus kūdikių namuose tapo dar jaukiau. Šiandien šioje įstaigoje jau baigtas įgyvendinti Aleksandro Gridino labdaros fondo finansuojamas projektas, kurio metu šioje įstaigoje remontuotos patalpos, pakeisti langai ir atlikti kiti darbai. Praneša Viktorija Ražukaitė. Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose šiandien šventė. Įstaigos bendruomenė kartu su svečiais iš Klaipėdos bei Latvijos džiaugiasi Aleksandro Gridino labdaros fondo paramos dėka atnaujintomis patalpomis. Kadangi baigėme vieną projektą, yra toks Aleksandro Gridino fondas ir tas fondas rėmė mūsų įstaigą. Mes sutvarkėm, kadangi pastatas labai jau senas, iš išorės sutvarkytas, bet viduj vis tiek yra visada tų problemų. Tai keitėm ir santechniką, keitėm kai kuriuos langus, patalpą suremontavom. Tai tas fondas mus finansavo ir skyrė 10 000 eurų. Mes atitinkamai žiūrime, kokia pinigų suma ir kokius darbus atlikti. Aišku, tai čia yra tokie daugiau buitiniai, kasdieniniai darbai, bet norisi, kai vaikai neturi gražios kitos aplinkos, kur namuose būtų, tai kad ir jiems čia sąlygos būtų geresnės. Aleksandro Gridino labdaros fondas įkurtas vos prieš 4 metus, tačiau spėjo nuveikti daug gerų darbų. Kurį laiką vystėme mintį vykdyti bendrą didžiulį projektą Lietuvos mastu ir po ilgų tyrimų, nagrinėjimų sugalvojom, suplanavom vystyti projektą susijusi su Lietuvos kūdikių namais. Tai yra, į šį projektą yra įtraukti visi kūdikių namai. Todėl su visais susisiekėme, visus susiradome, visus aplankėme, sužinojome, ko trūksta, kaip gyvena, ko kvėpuoja, kokių poreikių būtiniausių ir reikalingiausių būtent šiai dienai trūksta. Visi mus labai gražiai priėmė, visi labai draugiškai atsinešė. Ir Alytui taip pat atsiradom, taip pat važiavom ir į kitus miestus. Tai va, tiesiog jau įvykdėme Lietuvos kūdikių namų projektą. Tai dėl to ir Alytus pakliuvo į šį sąrašą, nes nėra daug kūdikių namų Lietuvoje. Pasak pašnekovų, skirti paramą ir dėmesį vaikams saugantiems tokiose įstaigose yra labai svarbu. Labai svarbu tokia įstaigai, kiekvienai įstaigai, nemažai įstaigai, dirbančiai su vaikučiais, su tėvų paliktais vaikučiais, iš tikrųjų, jiems yra labai svarbu žinoti, kad jie yra ne vieni, kad Lietuvoje yra žmonių, kurie nors ir nedirba čia, bet nėra abejingi jų veiklai ir nori padėti, nori prisidėti, nori pagerinti tų vaikučių kasdienį gyvenimą, nes yra ir ligoniukų labai daug kūdikių namuose, todėl reikia kažkokios ir specialios priežiūros, specialios įrangos. Tai aš manyčiau, kad tai yra be galo svarbu, nes tikrai jie vieni savo jėgom, natūralu, kad labai sunkiai susitvarko. Iš tiesų tai labai svarbu. Gal mūsų įstaigos yra tokia specifika, kad labai dideli pastatai. Iš tiesų jie yra net 4 ir dabar jų mums ir per daug, kai kurie jau atiduoti panaudai. Bet kas liko ir kur mes orientuojamės toliau, tai nutarėm, kad į vieną tik tai pastatą orientuosime toliau savo veiklą ir norisi jį geriau pasitvarkyti. Nes visą laiką atrodo, tai tas padeda, tai valstybė skiria, bet kai tokie dideli plotai, tai iš tiesų vieną galą pradedi remontuoti, žiūrėk, kitas jau griūva, taip kad visada reikalinga. Aleksandro Gridino labdaros fondo vadovės Irinos Medžienės teigimu yra daug rėmėjų, kurie nori prisijungti prie fondo veiklos. Šis projektas yra didžiausias mūsų vykdytas projektas ir sulaukėme labai daug palaikymo, labai
kažkaip mes net ne visai tikėjomės, kad mes tiek palaikymo sulauksim būtent iš Lietuvos žmonių, įmonių ir labai prisidėjo noriai ir labai padėjo. Turim tik tai vieną rėmėją, mūsų pastovų draugą ir partnerių, kuris būtent finansavo ir padėjo Alytaus kūdikių namams. Tai yra Baltijos šalių Baltic Möller Foundation vadinasi. Tai yra Baltijos šalių Möller grupės labdaros fondas, kuris parėmė mūsų fondą ir jo pinigai buvo skirti, visa suma tiesiai į Alytaus kūdikių namus nukeliavo. Taipogi iš stambesnių žinomų įmonių Lietuvoje galėčiau įvardinti Gridins Group, tai yra gintarinė vaistinė, tai yra Transkela, tai yra Sigmaris. Dabar taip greit visų ir neišvardysiu, jų yra tikrai visas sąrašas ir kiekvienam esame be galo dėkingi, kad neliko abejingi, kad atsiliepė į mūsų prašymą ir kad labai noriai prisidėjo. Šiuo metu Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose auga beveik 50 vaikų. Viktorija Ražukaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Šiandien paminėta pasaulinė pirmosios pagalbos diena. Alytaus skyriaus Raudonojo kryžiaus draugija mokyklas ir darželius kvietė mokytis pirmosios pagalbos pagrindų. Išsamiau Modesta Kvedaravičiūtė. Šiandien yra pasaulinė pirmosios pagalbos diena, kaip ir kasmet ją mini Alytaus skyriaus Raudonojo kryžiaus draugija. Šiais metais visas dėmesys ir susitelkimas buvo skirtas mažiesiems, nes pasak Alytaus skyriaus Raudonojo kryžiaus draugijos sekretorės Aldonos Turauskytės ir maži vaikai gali padėti nelaimės ištiktiems žmonėms ir sugeba patys iškviesti pagalbą. Šiandieną mes paminėjome pasaulinę pirmos pagalbos dieną. Ir šiais metais jį yra skirta patiem mažiausiam vaikam, nes manoma, jog ir maži vaikai gali suteikti bent jau informaciją apie nutikusį įvykį ir taip pat jie gali iškviesti medikus. Todėl šiandieną teatralizuotų šiek tiek būdu mes pabandėm pamokyti vaikus tos pirmosios pagalbos teikimo įgūdžių ir pasakyti, kad jie iš tikrųjų būdami labai akylus ir judrus, labai pastabus, iš tikrųjų galėtų padėti daug nelaimiai papuolusiems žmonėms. Teatralizuotų būdų vaikai buvo pamokyti pirmosios pagalbos, bei galėjo patys prisidėti prie pirmosios pagalbos suteikimo saulės smūgį gavusiam lėlių teatro personažui. Iš tikrųjų mes mokėme juos pagrindinių dalykų. Kaip minėjau, svarbiausias turbūt iš pirmos pagalbos teikimo momentų yra pačiam save sutelkti, būti drąsiam, nepasimesti panikoje. Ir mes vaikam akcentavom, kad kai atsitinka nelaimė, pirmiausia, nebijokite. Prieikite prie žmogaus ir paklauskite, kas atsitiko. Galbūt tas žmogus pats pasakys, įvardins savo nelaimės priežastį ir bus lengviau jam padėti. Kitą dalyką, ką mes mokėm vaikus, tai kaip atpažinti, ar žmogus turi sąmonę, ar dirba, plaka jo širdis, ar yra kvėpavimas. Tai yra svarbiausi gyvybiniai funkcijos svarbiausios gyvybinės ir to klausia dažniausiai greitosios pagalbos dispečeriai. Tai pabandėm parodyti vaikams, kaip užčiuopti pulsą, kokie yra būdai nustatyti kvėpavimui. Na ir pabaigoje jau rodėme, kaip atlikti dirbtinę kvėpavimą. Renginio pabaigoje visų dalyvavusių mokyklų klasių ir darželio auklėtojos gavo po pirmosios pagalbos rinkinį. Modesta Kvedaravičiūtė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Žiniose metas kriminalams, praėjusio savaitgalio įvykius apžvelgs Edgaras Burneika. Rugsėjo 8 dieną apie 14:50 min. Konflikto metu vyras gimęs 1968 metais, sugyventinė gimusią 1975 metais apipylė karštų vandeniu. Alytaus ligoninėje moteriai nustatyti kaklo ir peties nudegimai, po apžiūros išleista į namus. Taip pat rugsėjo 8 dieną apie 15:25 min. Alytuje Ulonų gatvėje esančioje įmonėje darbo metu susižalojo vyras, kuris nukrito nuo kopėčių. Medikai vyriškiui nustatė krūtinės sumušimą ir kairio žasto lūžimą. Taikus pagalba išleistas į namus. Dėl šių įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Praėjusią parą užfiksuoti 25 kelių eismo taisyklių pažeidimai, iš jų daugiausiai 11 greičio viršymo pažeidimų, 5 naudojimus telefonų pažeidimai bei užfiksuoti 3 neblaivūs automobilių vairuotojai. Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija. Rugsėjo 8-9 dienomis Alytaus miesto bendruomenės centre vyko olimpiada. Kas tai per žaidynės, kam jos skirtos ir kas tapo nugalėtojais, sužinosite Mariaus Šagunevičiaus reportaže. Rugsėjo 8-9 dienomis Alytaus miesto bendruomenės centre vyko olimpiada. Olimpiada tai originalus renginių junginys, orientuotas į mėgėjus, tačiau tinkantis aktyviau sportuojantiems ar net profesionalams. Alytaus miesto bendruomenės centro direktorė Loreta Trainavičienė papasakojo apie vykusį renginį centre, kam jis skirtas ir į ką šios žaidynės labiau orientuotos. Vyksta viena iš jaunimo politikos savaitės įgyvendinimo renginių, finansuojama Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos jaunimo iniciatyvų programos ir tai yra linksmasis burbolas, futbolas kitaip, parodyti jaunimui ir vaikams ir visiems, kad galima linksmai žaisti, linksmai gyventi ir sveikai gyventi ir judėti, smagiai judėti ir taip praleisti laisvalaikį. Tai yra viena iš dalių renginių skirtų bendruomenės metams paminėti, nes šie metai yra bendruomenių metai, taigi mes stengdamėsi paminėti tuos metus ir organizuojame šiuos renginius alternatyviai, įdomiau patikdami bendruomeniai užimtumą. O kas gali dalyvauti šitose žaidynėse? Labiau akcentuojamės į jaunimą. Stengiamės pritraukti jaunimą, kadangi šiandieną ir rytoj visoje Lietuvoje minima jaunimo politikos diena, tai mes kviečiame jaunimą aktyviai dalyvauti šiuose renginiuose. Pirmąją dieną Alytaus miesto bendruomenės centre vyko burbulinio futbolo rungtis. Šioje rungtyje žaidė 4-4. Žaidėjai įlipę į tam skirtus ir pripūstus oro kamuolius galėjo judėti tik kojų pagalba. Laimė ta komanda, kuri pirma įmuša 2 įvarčius. Aikštėje ir už jos ribų netrūko juoko ir sportiškų emocijų. Antroji diena prasidėjo su dar daugiau norinčių sudalyvauti sporto mėgėjų. Olimpiada prasidėjo sepak takraw rungtimi, ką išvertus į lietuvių kalbą reiškia servuojanti koja. Šio žaidimo taisyklės visiškai tokios pačios kaip ir tinklinio, tik pirmą padavimą reikia atlikti koją. Sudalyvauti šioje rungtyje išdrįso nemažai jaunuolių. Geriausiai sekėsi ir ant prizininkų pakylos lipo 3 vietą užėmusi komanda Mes. Antrąją vietą tenkinusi komanda Čiūvai, o sau lygių šioje olimpiados rungtyje neturėjo dega tinklininkai. Tuo tarpu vyko ir stalo teniso varžybos. Iš visų dalyvavusių nugalėtojų tapo Erikas Kisielius. Visiems nugalėtojams buvo įteikti medaliai bei taurės. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai visos pirmadienio naujienos Dzūkijos televizijos žiniuose. Ačiū, kad žiūrėjote. Po akimirkos rytdienos orų apžvalga, o po žinių eteryje laida Tai sportas. Gero vakaro. Rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagate televizija. Sinoptikai žada, jog antradienį išliks sausi orai. Lietaus debesys nepasirodys. Dieną truputį sustiprėjęs šiaurės vakarų vėjas iš šiaurinių platumų atneš gyvesnį orą. Nesulauksime lietaus ir trečiadienį. Vėjas visai nurims, todėl naktį kai kur pakibs rūkas. Naktį esant mažai debesuotai padangiai temperatūra suskubs kristi ir tik arčiau jūros bus nežymiai šilčiau. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune bus 11, Vilniuje 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Antradienio dieną Alytuje, Kaune ir Klaipėdoje termometro stulpelis pakils iki 20, Vilniuje iki 19 laipsnių aukščiau nulio.